Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai. Labą dieną, aš esu Aguona. Šiandien kalbėsiu savo sesę Gilę. Kada jūs išmokote skaityti? Išmokau gal pradžioje savo 7 metų, kai turėjau eiti į mokyklą. Ir man tada buvo sunkumas, nes aš turėjau išmokti jau į naują mokyklą, kurioje jau nuliniai klasiai esant reikėjo mokėti skaityti. Ar jums patinka skaityti? Taip, man labai patinka, bet tik tais ne visos knygos. Kaip išmokti skaityti? Na, pradžiai, man atrodo, reikia rinktis tokias trumpas knygutes, skiemenuotas arba didelėm raidėm. Ir pradžiai tai ką reikia, tai mokintis abėcėlių raides. Ar išmoksta pirmiau rašyti ar skaityti? Na, pirmiau reiktų išmokti skaityti, nes tada, kai rašai, tu turi žinoti ir perskaityti savo raštą, nes jeigu žodį padarai klaidų, tau reikia jį perskaityti ir įsitikinti, ar jame viskas gerai. Tai labai svarbu mokėti skaityti, kai jau nori rašyti. Taigi aš jau moku rašyti savo vardą, tai ką aš galiu skaityti? Taip, bet šiaip. Aš čia oficialiai sakau, kad namuose pastebiu, mėgsti rašyti, mėgsti viską tenai rašinėti, mėgsti bandyti rašyti žodžius, tai tau reiktų pirmą išmokti skaityti, nes vardą tai visi išmoksta savo greičiau rašyti, bet jeigu jau nori pradėti kitus dalykus rašyti, tai tada turi juos išmokti ir perskaityti. Ar tiesa, kad jūs esat parašęs eilėraščių knygą? Kai buvau 6 metų, taip. Bet tiesą sakant, tai ten ne aš ją rašiau, aš tik kūriau eilėraščius. Kokia jums skaityta knyga labiausiai patiko? Aš vieną kartą ir esu atradus tokią gerą knygą. Knyga apie tokias kojines, kurios yra pabėga pro skylę grindyse ir patiria nuotykius. Aš ją skaičiau būdama Tenerifėj per mano atostogas ir man kažkaip labai tai patiko. Ką rekomenduotumėm dabar vaikams skaityti? Jeigu vaikai yra amžiaus kaip man yra 8,5 metai, tai rekomenduoju imti, jeigu dar biškį sunkiau skaityti, bet aš čia rekomenduoju imti jau mažas raides, bet trumpą knygą. Jeigu vaikas 5-6 metų, kaip mano sesė, arba 7, tai aš 6-mečiam, 5-mečiam siūlau imti skiemenuotas, o 7 metų, tai aš tada siūlyčiau imti tokias didelėm raidėm, bet jau nebeskiemenis jungti jiems. Ačiū. Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai.